Esu Darius Juneikis, esu judėjimo Stabilinis Kostumo Kauno regiono skyriaus pirmininkas ir visuomenininkas nuo 2012 metų aktyviai vykdau veiklą Kauno rajone ir Kauno regione. Šis projektas gimė 20 metais, jisai gimė būtent idėja tokia buvo, kad sukurti mobilę jaunimo erdvę tam, kad mobilus darbas su jaunimu vyktų Kauno rajone efektingiau. Tiesiog sukūrėme priekabą, kurioje vykdome jaunimo užimtumo šiltuoju metų laiku, organizuojame lauko žaidimus, organizuojame įvairias priemonės, su jais užsiimam ir tuom pagerinam jaunimo užimtumo lygį Kauno rajone. Čia vyksta įvairūs lauko žaidimai, įvairūs stalo žaidimai, įvairūs konkursai, netgi vyksta kai kada ir Kahutas, ir žaidžiam su PlayStation 5, su Nintendo. Tiesiog tai yra pasirenkama tam tikra tema pagal tam tikrą vietą, kur esame mes įsidėstę. Šiaip iš tikrųjų idėja kilo visiškai spontaniškai, matydamas eilę metų dirbdamas mobilių darbo su jaunimu principų Kauno rajone, važiuodom su autobusiuką prisėdom įvairiom priemonėm ir galvodom apie tai, kur jaunimui būtų patrauklu būti, arba jeigu tai būtų lietus, kurie galėtų būti, kokia patalpa galėtų tai būti. Tai sugalvojom tai, kad mūsų priekaba yra izoterminė, jinai apsaugota nuo šalčio ir tiesiog joje gali vykti ir šaltuoju metų laiku šitos priemonės. Dar vienas dalykas, ką mes tikrai džiaugiamės kuom, tai yra visiškai unikalus dalykas - saulės baterija ir uždara elektros instaliacija, tiesiog nepriklausoma nuo jokios šaltinio elektros. Tai tiesiog mums labai fainai, kada tu gali atvažiuoti į mišką, gali į aikštelę, gali į parką, nereikia jokių laidų, nereikia prisijungti nieko, tiesiog yra sukurta elektros šaltinis tam tikras iš saulės, iš akumuliatoriaus. Tai tiesiog gali vykdyti nepriklausomai nuo elektros šaltinio savo veiklą. Ir tai labai patrauklu. Iš tikrųjų, nebijokite svajoti. Svarbiausia svajonės ir nebijokite didelių projektų. Dideli projektai jums suteikia visokias galimybės, nes aš jau nuo 12 metų tikrai esu aktyvus projektų rašytojas ir ką mes šiandien turim po 11 metų, tai neapsakomai didelis yra indėlis įdėtas į Kauno rajono jaunimo užimtumą, mūsų kaip organizacijos stiprėjimą ir tiesiog mes esame stipri organizacija, kuri vykdome prevencinę veiklą ir jaunimo ir bendruomenės užimtumo veiklą.